Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis apie artėjantį saulės užtemimą, ko tikėtis, į ką atkreipdėmėsi. Taigi šis saulės užtemimas, trumpai jeigu mėnulio užtemimas, apie kurį aš irgi jau kalbėjau, tai mėnulio užtemimas jis visada rodo, ką mes galim išgyventi emociniam lygmenį nuo vieno užtemimo iki kito. Tai kitas bus rudenį, reiškia, tai kokie emociniai išgyvenimai, aš kalbėjau, saulės užtemimas, tai kokie fiziniai įvykiai, ne, gali būti kažkokie tai fiziniai dalykai. Aišku, tai jeigu žiūrėti individualiai, pagal kiekvieną žmogų, ne, kiekvienas individualiai išgyvens, bet yra tokios irgi kaip bendros tendencijos, tai pasidalinsiu tam tikrom įžvalgom. Tai va, taigi apie šį užtemimą jau ten kalbama, ten Simpsonai rodė įvairūs irgi netgi ten politikai, kiek mačiau Amerikoje, apie tai kalba, kadangi pats užtemimas jisai ir turės didžiausią įtaką Amerikai. Jisai bus pilnas užtemimas, tai kaip ir nėra toks visiškai dažnas reiškinys, kad toks pilnas, ne. Tai va, ir jisai labiausiai bus matomas Šiaurės Amerikoje ir ten, kažkur ties Meksika, ne, Meksika, Teksasu. Todėl ten, kur užtemimas jisai vyksta, sakykime, ten būna tokie įvykiai didžiausi, ne, arba jis ten daro didžiausią įtaką. Na ir per šį užtemimą susijungs 4 planetos, tai yra Saulė, Rahu, Mėnulis ir Venera. Ir Venera tai yra moteriška energija, todėl vėlgi labiau tą užtemimą gali jausti irgi moteris. Na ir kelios dienos iki užtemimo, ne, tai vyks 8, tai yra įvyks balandžio 8, tai 3 dienos iki užtemimo ir po jo, tai tas jau periodas, aš apie jau minėjau anksčiau, ten iki balandžio, taip, tenai 24-25, mes galim apskritai pasaulį sulaukti visokių tai netikėtų įvykių, dėl to, kad ten ir po užtemimo kelios dienos praėjus, ten Marso, Saturno planetų susijungimas įvyksta ir kitos planetos, ten Merkurijus, Venera, ne visai tokiuose palankiuose padėtyse, todėl kažkokie įvykiai tam tikri jie bus. Jeigu taip žiūrėt kaip Lietuvoje, tai gali daugiau pasireikšti būtent kaip Lietuvoje irgi per žmonių sveikatą, oro taršą, kažkokius tai virusus, vandenį ir panašiai, bet iš tikrųjų tai bus ir bendrai visam pasauliu tokia įtaka, kadangi užtemimas vyks žuvų ženkle, todėl gali būti kažkokios tai problemos žuvys susijusios su vandeniu, ne? Tai vandeniu, galbūt ten vandens gyvūnams, galbūt kažkas tai su vandens tarša, netgi man ir teko irgi ten matyti keletą video, ten kaip liepia irgi ten pasiruošti vandens ir panašiai, bet tikėtina, kad tai gali galbūt liesti labiau ir Ameriką, bet kas čia žino. Tai ir Lietuvoje, kadangi eina per 6 horoskopo namą, irgi gali atsirasti tokių daugiau baimių visokių susijusių su rūpesčiu, reiškia, noriu keisti gyvenamą vietą, transformacijos kažkokios, kurios irgi vers mus Lietuvoje keisti apskritai požiūrį, nes vėlgi užtemimas, kai vyksta kiekvienoje šalyje, gali šiek tiek skirtis, bet bendrai Lietuvoje, tai žiūrėti irgi gali būti kažkokios tai ribos. Nes nereiškia, kad per tą užtemimą, būtent tą dieną, ne, jisai praėjo ir viskas. Reiškia, tas laikotarpis, tą visą laikotarpį tęsis. Tai gali būti kažkokie tai ribojimai, ribų nustatymai, kažkoks tai galbūt irgi didesnis rūpestis dėl turto išsaugomo, maisto produktų ten kainos gali būti arba ten kilti, arba gali galbūt gąsdinti žmonės, reiškia, kad ten dėl maisto produktų ir panašiai. Protas, reiškia, irgi žmonių bus toks daugiau apie problemas, ne, galvos to laikotarpį. Ir dabar jau, sakykime, tai vyksta, netgi ne pirmus metus, ir tiesiog tai irgi bus kaip tęsinys, gąsdinimai, priešais ir panašiai. Ir pačioje Lietuvoje irgi gali būti, Lietuva ten su savo kaimynais, gali irgi konfliktų tokių irgi atsirasti, reiškia. Tai ir padidėti konfliktų ir tuo periodu, tai irgi gali būti tam tikros, reiškia, situacijos, ten gal netgi irgi rugpjūčio mėnesį. Ir
Po užtemimo, kaip minėjau, ten balandžio 10-12 Marsas ir Saturnas atsiduria tos dvi planetos nepalankiuose padėtyse, tai vėlgi atsiranda tokia kaip rizika daugiau nesusipratimų, nesusikalbėjimo, atsiranda didesnė rizika nelaimingiam atsitikimam. Ir kadangi ten Merkurijus tokiu atgaliniai padėti, retrogradiniai, tai irgi gali būti tokie įvykiai tiems, kurie kažkam tai norėjo pakenkti arba nori pakenkti, gali jiems irgi ten greičiau, sakykime, taip karma transformuotis ir jiems patiems irgi grįžti. Ne? Todėl mes irgi neturim tuo laikotarpiu irgi norėti kažkam tai pakenkti, veltis į kažkokius tai konfliktus ir apskritai. Na, aš kalbu ir iki užtemimo ir vat, visą tą periodą iki balandžio 25. Na ir Merkurijus jisai susijęs irgi, kaip su technika, su ryšiu, su informacijos perdavimu. Dėl to čia bendrai gali būti ir pasaulį, reiškia, gali būti tuo metu kažkoks kaip ryšio nutrukimas arba kažkokios tai informacijos toksai skleidimas, apgaulės kažkoks, nervinė sistema gali irgi žmonių daugiau kentėti, kažkokios tai vėlgi ten kibernetinės atakos, kažkokie dalykai gali irgi tuo metu sutrikti, čia irgi prieš tai aš buvau minėjęs, atrodo irgi, dabar nebeatsimenu tiksliai, bet kaip buvo ten Facebookas neveikia, čia buvo kažkiek tai prieš keletą savaičių ten irgi buvo dėl Merkurijaus padėties. Tai vėlgi kažkokios tai situacijos gali būti ir visas tas, sakykime, pikas problemų tęsis labiau iki balandžio 25, po to jau artėjant gegužį situacija gali stabilizuotis ir tie kariniai veiksmai, visokie tai problemos tokios jos gali aprimti ir jau po balandžio 25 mes galim irgi gauti galbūt kažkokius atsakymus, suprasti, kas tuo periodu įvyko, reiškia, kaip sakiau, prieš užtemimą prasidedant ir, reiškia, 3 dienos maždaug iki užtemimo ir, reiškia, iki balandžio 25 dienos. Kažkoks tai visgi laikotarpis jisai atneš mums nerimo, dėl to stenkimės užsimti praktikom, ypatingai kai nepalankus toks laikas, periodas, dėl to užsimti kažkokią tai veiklą ten materialinę nerekomenduojama, skirti daugiau laiko, kiek įmanoma, dvasiniai praktikui, šventų Dievo vardų kartuojimui, maldai, meditacijai ir panašiai. Tai būtų, bičiuliai, tokie pastebėjimai, tokios įžvalgos, į ką atkreipdėmėsi. Aš linkiu, aišku, visiems jums, kad praeitų tas laikotarpis ramiai, sklandžiai, prasmingai, kad viskas būtų, kaip sakant, į gerą. Tai ką, dėkuoju, kad klausėt, linkiu visiems ramybės ir sakau iki pasimatymo kituose video.